visiškai šiandien manęs visiškai neklauso, tai nekreipkit, prašau labai jos dėmesio. Žodžiu. Taigi, aš esu Lina ir filmuoju naująjį video. Ir šiandien nusprendžiau padaryti tokį video, kokio dar mano kanale nebuvo ir jūs nematėte. Kaip iš pavadinimo matote, turbūt tai yra vlogas ar kažkaip panašiai. Tai kadangi aš jau Palangoje esu apie 2,5 maždaug savaitės plus minus daugiau mažiau, tai aš šiandien nusprendžiau visai padaryti kokį vlogą. Nežinau iš tikrųjų, kas man išeis, kadangi tokio tipo video yra mano pirmas, neskaitant to fanmeeto. Man dabar kol kas nusprendžiau padaryti tokį kaip trumpą intro, kad kažką jūs suprastumėt, ką aš čia bandysiu rodyti. Kadangi šiandien yra Liepos 21 diena, tai yra atidarimas lenktynių, kurios vyks 23 dieną, nes vyks didžiosios Palangos lenktynės. Tai iš tikrųjų galbūt kažką iš ten pafilmuosiu ir įdėsiu į šį video. Tai aš labai tikiuosi, kad jums šis vlogas bus įdomus. Jeigu taip, būtinai paspauskite like, parašykite komentarus, ar norėtumėte antros dalies, kokio kito video norėtumėte. Taip pat nepamirškite prenumeruoti. Taigi, ačiū, kad esate su manimi. Myliu ir iki. Garsiau kalbėk. Gerai. Tai va. Dabar ne mane filmuok, dabar filmuok mano brolius. Taigi. Okay. Ką sakyk? Aš esu Rokas. Lenktynininkas Jakobijos. Viską, ką tai reiškia. O ką tai reiškia? Ir muzikėlė. Oi, Lina, reikia buvo. Kur mes esame? Mes esame Vytauto gatvėje. Šiaip tai, jeigu rimtai, čia tipo vyksta pristatymas mašinų, dėl to, nes Liepos 23 dieną vyks, kaip ir kiekvienais metais, 1000 kilometrų ar kiek, žodžių, lenktynės. Tai mes čia esame. Nes žiūri, nėra šiaip ką veikti, labai didelis vėjas ir prie jūros, tai žiūri. Jeva! Jeva! Gali šaką praėjai gerai. Atsisuk, parodyk savo šukuoseną. A taip greit rengiuosi. Žiūrėk, kokie batai ir mano maikė. Oho, be 5.
Žodžiu, mes grįžom iš Tyno pristatymo, žiūri saulė šviečia, čia balkone stoviu. Žiūri geras oras, bet prie jūros turbūt bus labai šalta, tai aš nežinau, ką mes toliau veiksim. O Dieve, kaip įsigandau. Daug ko nepamatėm ir daug ko nepafilmau, nes labai ilgai reikėjo laukti iš tikrųjų. Tai truputėlį pabuvom, pasižmonėjom ir grįžom atgal, o dabar galvojom, ką toliau veiksim ir ką toliau darysim. Tai žodžiu, pavloginsiu turbūt vėliau. Labai plaukai limpa prie lūpų. Gerai, taigi update'as nevloginau gal 2 ar kiek valandų, nes nebuvo tiesiog ką veikti. O dabar mes varom į Klaipėdą ir iš tikrųjų turiu nupirkti dovaną. Ir daug ką dar nuveikti, turiu gana reikalų apsižiūrėti, apsižvalgyti, tai galbūt bent jau bus įdomiau. Tai ja, susitiksim ten. Invincible. Dabar aš pacituosiu Gabiją iš Hello It's Gabija kanalo. Metų įvykis Lina Akropolį. Manęs vos nenudužė ir mane ką tik atpažino mergaitė. Ja. Matot, aš sakiau, kad aš jums sakiau staliuką. Man viso gerai. Taigi sveiki, mes buvom draugė, Stradivarė. Ja, ir štai, o dabar einam į knygyną. Tai va. Štai knygyną. Žodžiu, bent jau mes tai tikrai negalėjom paveikti pro maistą ar saldus maitai. Toksiukas gyvenimas. Ja. Aš išėjau, ką tik iš rezervedo ir jau yra vėlu. Mes turbūt važiuosim valgyti. Gal važiuosim, dar tiksliai ir nežinom. Galvau, brolis stovi. Va, aš einu į Beršką, nes man reikia. Gerai, Berškai gal aš praleidau valandą ar daugiau, nes galvojau, ar pirkti ar ne, bet nusipirkau ir tada dar noriu, bet jau nebenoriu. Žodžiu, dabar einam į Kristijaną ir važiuosim jau. Dabar yra be 29. Čia kai Lina išeina iš Kristijanos ar panašių parduotuvių. Visiškai nėra žmonių, grinai, visiškai. Mūsų maršrutas pasikeitė ir mes atvarėm į Forto dvarą. Nebe į Kiniečius. O Jėzu, manęs vos nenudužė. Aš nežinau, kada mes iš tikrųjų atvažiavom į Forto, bet mes atvažiavom čia. Tai, ką daryti, kai yra labai daug žmonių? Reikia ateiti aišku į tualetą ir ten pavloginti. Žodžiu, aš persirengiau naujų megztukų dėl to, nes aš savo megztuką pamiršau. Dabar žiūrėjau didelis vėjas ir labai šalta. Ir aš buvau su trumpam rankom. Tai va. Gavau strigau. Mes einam. Pasižiūrėsim, kas gero viduj ir... Aš noriu linkėjimus, man. Linkėjimus man. O. Pala.
Vis tiek mane krauna, nu, ai. Oi. Suprat. Telefonas, valgis ir brolis. Viskas, ko tik galima pasvajoti. Mes išeinam ir labai ilgai užtrukom. Viso gero. Dabar yra 11. Kai mes ilgai užtrukom, jau 11. Sveiki, aš esu vėl jo sesė. Žodžiu, tai aš dar galbūt pafilmuosiu kelionę, nors jūs turbūt nieko nematysite, tai jeigu ką, nu gal dar namie man pavyks atsisveikinti, kaip aš negražiai apšviesta. Čia viena, jūs pažiūrėkit, kaip ten tamsu. Tik tai kažkokie garsiai. Atvažiavom 11:30 lygiai. Ir einam namo. Kažką veiksim. Kaimynai ir dar nemiega kaimynai. Mes šalta šiaip kokia. Man liko 6 procentai, aš tikiuosi, kad man išsikraus ir iš tikrųjų grįžau labai pavargau, nes beveik kiekvieną šitą dieną beveik buvau su kamera. Nu, tiesiog visą turėjau būti su kamera ir krapui labai daug laiko praleidau ir aplankai labai buvo gana ilga diena, todėl ir turbūt jau varysiu žiūrėti YouTube, nes daug kas įkėlė video arba bandysiu pakrauti šį dalyką, kuris man niekaip nesikrauna ir bandysiu galbūt perkelti viską, nes pas man iš vis nėra atminties. Žodžiu, dar labai daug ką turiu padaryti. Taigi, iš tikrųjų, labai ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Tikiuosi, jis jums neprailgo, patiko. Ir jeigu norėtume daugiau tokio video, spauskite like, komentuokite bei prenumeruokite. Taigi, labai jūs myliu. Ir iki. Žodžiu, šiandien yra Liepos 27 diena ir iš tikrųjų taip, aš žinau, aš norėjau tiesiog šį video prijungti prie mano to, pavadinkim, dienos su manimi, dėl tos priežasties, kadangi aš esu Klaipėdos mini zoo parke ir aš žiūrį norėčiau jums pafilmuoti, kaip galima čia nusifotkinti, paglostyti tigriukus, kurie yra visiškai maži ir labai mieli ir aš manau, kad jums visai būtų įdomu. Tiesiog toksai trumpas video, pasižiūrėsiu, žodžiu.
vlogą. Ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi neprailgą video. Ir taip, iki. Nepamirškite prenumeruoti ir iš tikrųjų labai noriu padėkoti Akvilai už tai šią nuostabią tatuiruotę. Myliu tave ir jau labai pasiilgau jūsų visų. Neišeina! Kaip čia padaryti?